šitą moldingą eina į pečių jau, kaip sakant, išmetimui. Reikia viską dėti originaliai. Žodžiu, normalu. Čia renkant senus automobilius yra normalu. Iškart parsivežam ir šaunam į vidų. Visi išlėkti jau irgi. O darbų dar šitiek daug. Stogo apmušimų. Sveiki, draugai. Pradėsim surinkinėti kregždžių. Esu Domas. Pradėsiu darbus. Kaip ir praeitame epizode matėte, įsivarėme į garažą, įsitraukėm visas esamas dalis, susidėliojom, daugmaž pasižiūrėjom, ko trūksta, ko netrūksta, ką reikės vežti restauruoti, ką reikės nuplauti tiesiog ir uždėti. Kažko gal trūks, aišku trūks, visada trūksta. Dirbsim, laikas bėgs, tversim, dėliausim dalis, kažko trūks, užsakinėsim. Tai va tokie reikalai su tom senienom. Ką, pradėsim darbus. Šitas E-Trim 6, ta prasme, palyginus su Chuligankė, yra daug daugiau dalių. Daugiau bus veiklos, manau. Tai va, truputį ne viską aš papasakojau apie komplektaciją. Čia M3 vadinamas, amerikoniškas. Jisai turi vaderio saloną, salonas originalus visiškai, nieks jam nepadaryta, tiesiog murzinas. Medžiaga tokia, ta prasme ne oda, o medžiaga, matysite. Tai va, ką bandom pradėti rinkimo darbus. Tai va, turim keletą grįžusių detalių. Tokių kaip spynos. Kiek aš pastebėjau, visų E-Trim 6 jos tiesiog oksiduojasi, aprūdyja. Čia originaliai, žodžiu, nėra labai gal didelė kaina, nors jeigu čia viską pradėsim sumuoti, tai iškils ta kaina tos mašinos, aišku, nemaža. Bet, reikia. Čia, nežinau, dažyti neapsimoka, bet tiesiog abidvi paėmiau naujas, be jokių oksidacijos ženklų, be rūdžių, be nieko. Taip pat kapato trosą įsigijau. Yra jų kiniškų, bet ėmiau originalų. Tai va. Tokie reikalai su moldingais. Labai dėkingas esu amerikonui, jisai buvo įdėjęs visus naujus moldingus. Šita bėda yra, jaučiu, didelė, labai didelė. Ir nuimti seni moldingai. Žiūrėkit, kas čia pasidarė. Ir visų šitų moldingų E-Trim 6 M-Pako, kaip sakant, surūdėja ta va juostukė, išpužuoja, susikraipo jie, čia aišku nuo senatvės visi tie fiksai sulūžę, bet žodžiu čia gedimas rimtas šitas, šitą moldingą eina į pečių jau, kaip sakant, išmetimui. O mes turime gavę iš amerikonų, grįžo kartu su mašina, nauji moldingėliai. Yra ir ilgusios dalys, bet vis galvoju, buvo du variantai, tai čia pasižiūrėjau, kiek jie kainuoja. Tai va, tai M3 yra su M3 užrašu. O čia turbūt yra šitis su tiesiog M-Pakas. Tai net nežinau, ką čia reiks daryti, ar atskirai gal šitus pasidaryti lipdukus, ar tiesiog taip palikti, bet norisi originalumo. Ką? Mes juos dabar ir uždėsim. Jie labai įdomus man tokie, nežinau, vienas čia buvo prispaustas, jisai praranda tokį tiesumą, kaip sakant, vientisumą ir labai lengvai jie lankstosi. Kažkodėl taip
Žiūrėk, kodėl taip yra. O emblemos tos žiūro va kažkaip atskirai montuotos. Geras, gal dar dabar nedėsiu aš to moldingo. Pasidomėsiu, gal atskirai yra pirkti šitų va emblemukių. Ką, žiūrim kažką kito dabar tvert. Va taip ir būna. Žodžiu, kažką jau sugalvoju dėt. Ir išlenda kažkas va, o. Gal reiktų tą pakeisti, gal tą. Žodžiu, normalu. Čia renkant senus automobilius yra normalu. Aišku, aš pats jau neįserdęs, tai čia man biškiai sunkiau bus. Bet kažkaip sutversim. Nu, čia reikalų biškiai atsiruošiau dalių. Sakiau, užsidėsiu lempas. Matysis darbo. Kažkiek, kad kažkas vyko. Taip pat va susirankiau jau salonų ten apdailos kažkokios plasmasės. Paskui konsolį, nu čia viską reikia praplauti, žodžiu, bet po truputį judu. Einu dėti lempas. Lempos yra, kaip ir išsiaiškinau, šitos spalvos skaitosi čia E modeliui. Nu, gal ir klystu, bet tokios informacijos radau, čia originaliosios yra va, visi BMW ženklai. Nes tokių ir taivanskių, mačiau, pirkti yra. Gal tiesiog analogijoje čia originali M galinė lempa. Dedam į vietą. Reikės prasistirpti čia pirmiau. Ir toliau tęs darbas. Čia žiūriu labai jau šiukšlinėlis toksai. Bagažinę noriu sukrauti visus daiktus. Nu, daugiau vietos liks garaže praėjimui. Ir čia likia tokių, nu, visokių neaiškų dulkių. Draugai, prasisirbėjom biškį vidų, reikalų tai nemažai. Žodžiu, dabar mes noriu aš išsidažyti virintas vietas kėbulo spalva. Virintos vietos buvo rūgštiniu gruntu jau išpurkštos kaip yra. Tiesiog liko nupūsti žalia spalva ir galbūt net aplijuosiu bitumu. Buvo originaliai kažkiek ten tokiais fragmentais, bet aš gal trauksiu lapą per visą ir nors ten, kažin ar kažką padeda tas bitumas. Nu, tai po dėl garsų. Tai va, žodžiu, biškiai apsitvarkiau, dalis dar apsirankiau, ko nereikia išmečiau. Galit pažiūrėti. Biškiai tvarkos daugiau atsirado. Žodžiu, čia atsitempsiu vonelę, išsiplausiu dalis. Bagažinės dalis, dabar žiūrausi interjero tas durų apdailas. Žodžiu, matau, kad reikės visas jas restauruoti. Susižiūrėjau, ko čia trūksta. Užsakiau naują detalę esančią čia prie priekinio stiklo, kadangi mūsų senoji yra labai baisi. Čia jinai išblukus. Visa, žodžiu, čia visokių šponkučių, varžtukų prie jos. Toliau šitą irgi naują turiu. Neatsitempiau čia į garažą. Toliau užsakiau šponkutes slenkščių, tvirtinimus visus plastikinių. Nu, žodžiu, vis kažkas išlenda, kažkokių smulkmenų vis reikia. Tai va, stogas toksai, neįsigaiskit. Čia aš pasitiesęs blogą stogo išmušimą.
Svorio čia daug nėra, tai nieko neatsitiks tam stogui. Kažkaip interjero detalių, kai ką radau po 2, tai nežinau, čia nebent amerikonas buvo kažką bandęs daryti ir ką turėjo, viską sukrovė. Taip pat aš susirgau ir bagažniką, reikės apsižiūrėti irgi. Rodžių kaip ir nėra, čia jų buvo minimaliai. Neatsimenu, iš kur čia parvežtas. Arazonos gal? Nu, žodžiu. Ką, pradedam ruošimąsi ir dažymą grindų iš vidaus. Beje, kilimas yra išvežtas. Kilimas yra išvežtas plauti. Palikau ilgesniam laikui, kad išdžiūtų. Iškart parsivežam ir šaunam į vidų. Nes be kilimo aš negaliu rinkti interjero. Taip pat ieškom po biškį, kur čia būtų galima nuvežti apdailas durų ir stogą perklijuoti. Tai nežinau, jei kažkas kažkokiu turi žinių, kur galima tai padaryti, duokite žinot, parašykite. Gal iki to laiko ir pats susirasiu. Nu, ką, einam dažyti. Čia dažyta irgi žalia spalva, bet tokiais fragmentais, čia gal gamybiškai taip tiesiog dažė išorę ir kažkiek užsipūtė vidus. Tai va, naudosim savo metodą, truputį prisidengsim, pripūsim čia, kaip sakant, nėra ką apdažyti. Dabar jau ypatinga. Bandom. Kiek čia tų dažymų? Tiek to dažymo. Einam į kitą epizodą. Arba neinam. Laukiam kilimo dabar. Kilimą gausim, tai čia padirbėsim geriau, daugiau. Dabar apsidažym. Noriu kuo greičiau krautas dalis ir važiuoju šitą bardakėlį garaže ir noriu kuo greičiau susitverti. Laikas bėga, pavasaris artėja. Norisi išliekti jau irgi. Darbų dar šitiek daug. Bet turim laiko, dar biškį padirbėsim. Na ką, pasikrovėme porą stogo apmušimų. Vešime perklijuoti. Juoda spalva. Emkinė juoda spalva būna. Turime porą projektų, tai taip pat beliukų. Čia yra sekantis projektas, nu kaip jis ir visada čia yra žodžių, bet ten pilna restauracija. Čia vėliau kažkada išvysite. Ką, judam tolyn. Bam! Grįžom su stogais. Nešamės į kambarį, į cechą ir žiūrėsim, kaip vyrai padirbėjo su jais.